Rugsėjo 18 dieną Kačerginės Nemuno žiede įvyko jau ketvirtas paskutinis šį sezoną sporto klubo Cafe Racers organizuotas renginys Moto diena 2012. Klubo nariai dalinosi neįkainojama patirtimi su visais norinčiais. Pamato čia raudoną vėliavą, iš toliau atvažiuodami, nepuolam staigiai stabdyti ir sukinėti į boksų. Nusimetam, nes už jūsų gali būti žmogus. Nusimetam gazą, kad jūsų nieks neįvažiuotų. Ramiai, švelniai, visi judesiai turi būti švelnūs. Pakalbinome renginio dalyvius, ką naujo jie išmoko ir kokios patirties pasisėmė dalyvaudami Moto dienoje 2012. Motociklą išbandžiau. Vis daugiau sužinojau galimybių. Posūkius tam tikrų greičių, važiuoti posūkiuose, stabdymas, greitėjimas. Žmonėm, kurie nori pasivažinėti kažkur tikrai keliuose važiuoti 200 ar daugiau, tiesiog nepriimtina, pavojinga ir policija ir visa kita. O čia prašau, atvažiuoji ir daugiau nieko nebereikia, išvažiuoji namo, gali vėl savaitę, dvi ramiai gyventi. Dalyvių pasiteiravome ir vieno esminio klausimo, ko jų nuomonė reikia norint važiuoti motociklu. Gerą motociklą, uniformos, visų apsaugų, pilnos ekipiruotės ir noro mėgti greitį. Aš manau, kad čia yra prie kiekvieno motociklo turi būti kaip sudėdamoji dalis apranga, šalmas, pirštinės. Čia negalima taip jau nuogam, kaip sakant, atsisėdus važiuoti, nes daug gali būti pavojų, nusibrozinimų, griuvimų. Reikia pasirūpinti savo saugumu visų pirma. Mūsų klubas buvo įkurtas 2010 metais, kelių draugų iniciatyva, kurie iš tiesų susidomėjo spontaniškai motociklizmu ir siekiant kažkaip įprasminti mūsų tą entuziazmą ir veiklą su motociklizmu susijusi ir buvo įsteigtas klubas. Jo veikla netrukus išsiplėtė. Pradžioje mes, aišku, patys daugiau važinėjom ir dalyvavom varžybose, bet netrukus mūsų veikla išsiplėtė. Mes pradėjom organizuoti renginius skirtus motociklų vairuotojam. Neišimtis ir šį renginių seriją, kurią mes darom kartu su Susisiekimo ministerija. Šiandien yra ketvirtasis paskutinis šių metų nemokamas renginys motociklų, motorolio ir mopedų vairuotojam. Tai va, džiaugiamės. Gražus oras šiandien, susirinko daug dalyvių. Mūsų sporto klubas tokius renginius yra organizavęs ir anksčiau. Praėjusiais metais mes darėm panašaus pobūdžio renginius kartu su kelių policijos tarnyba. Taip pat rinkosi nemažai dalyvių. Šiemet mes savo veiklą praplėtėm geografinė prasme. Anksčiau apsiribodavom tik tai renginiais Kačerginės Nemuno žiede, dabar mes juos darėm jau ir Šiaulių kartodrome, ir Aukštadvario kartodrome, ir taip pat Kačerginės Nemuno žiede. Stengiamės apriepti kuo plačiau visą Lietuvą ir stengiamės sukviesti motociklų vairuotojus iš visos Lietuvos. Estai savo trasą renovavo, Latvijai taip pat kūrė planus savai trasai gaivinti. Kaimyninė Lenkija turi labai gerą trasą ir tikrai norėtųsi, kad šis reikalas nebūtų apleistas Lietuvoje. Kartodromai jau yra pasitvarkę, yra gavę finansavimą, atsinaujinę ir tai labai džiugu matyti. Bet iš tikrųjų labai norime, kad ir didžioji trasa būtų atnaujinta ir kad mes galėtumėm mėgautis ją dar daug metų. Ką palinkėti? Tie, kas nori važinėti motociklais, išmokti geriausiai pradėti būtent Kačerginėje, jeigu gal per greita, bet tarkim tokia trasa kaip Aukštadvaris, tikrai tie, kas nori, gali drąsiai atvažiuoti ir ten apsuks, pavažinėsite valandą ir jau po valandos pajausite, išvažiuosite į gatvę, visai kitaip jausitės. Iš karto trajektorijos, saugumas ir tikrai pasijausite kitų žmogum išvažiavęs, kitų vairuotojų. O po to jau galima čia bandyti. Renginių ciklas Moto diena šį sezoną jau baigėsi, tačiau neabejojame, kad dėl šiųmečio jo pasisekimo visi norintys savo motociklų išbandyti lenktynių trasą galimybę turės ir kitame sezone. Daugiau informacijos apie sporto klubo Cafe Racers organizuojamus renginius galite rasti internete adresu www.caferacers.lt.